yra mūsų 50, ne? Labai gerai, ačiū tėveliam, ačiū vaikam, kad atvažiavot. O jūs pasiruošėt? Visi žinot taisyklės? Gerai, tai kas žaidžia, teisėjai sako, kas žaidžia, kas ruošiasi, turi atsistot už vartų ir paduot kamuolį, ne? Ir po to vėl. Vienas žaidžia, kas ruošiasi, paduot kamuolį. Sutarėm? Komentarų, kaip tau sekasi? Kaip turnyras? Kiek to kartą dalyvauji? Penktą? O kokie tikslai tavo? Laimėti. Po Seimo Pogerių? O iš kokios akademijos esi? Futbolo akademijos. Stiprinau akademiją. Gerai, šaunuolis. O kiek dar iš komandų draugų pastavęs, kurie atvažiavo iš akademijos? Tu ir dar vienas, ne? Dviesi? Gerai, ačiū. Tu akademiją atstovauji. Kaip tau sekės? Laimėjai? Sveikinu. Ką chebra, nedaug mūsų liko, bet vis tiek, pasveikint visus reikia. Mačiau šiandien ašarų varžybų metu. Jau užbiškai, čia tik tai yra mažas, nedidelis turnyras. Tai jeigu čia kažkas nepasisekė, kažkur neįmušiau, kažkur nepatraukiau, nieko tokio. Svarbiausia, patraukti reikės 10 metų, kai žaisit Turino Juventuose, va ten jau tada reikės prie 45 000 tribūnės nepavesti. Tai gerai, tai mes tada pradėsim nuo mūsų dalyvių, tada iš tos pusės, nežinau, šitą bet nepavardas, Martyną ateini. Nu galim paploti truputuką, mataisim, gaila jums ranką, nu. Igna ateini. Daug, tai biškis stūpa, pusė duos pirkis. Daniel. Janai. Janai. Vyskupas Adas, vyskupas. Trečią vietą, Nojus. Tai žinokit, buvo super pusfinalis. Nojus pralaiminėjo 4-0, išlygino, išėjo priekį ir paskutinių smūgių pralaimėjo. Bet nieko tokio, šaunuolis, mūsų pusfinalis buvo vertas finalo. Antrą vietą, Maksim. Ir pirmą vietą. Markas iš Marijampolės.
tai yra tradiciškas. Praėjo labai gerai, gal sakyčiau. Daug vartininkų dalyvavo, rekordinis skaičius 50. Aišku, yra kas laimėjo, kas pralaimėjo, bet visumoje, manau, visi patenkinti, nes būtent tokių turnyrų turbūt reikia Lietuvos futbolininkams, sakyčiau, jauniem, ypač tokių, kaip galima sakyti, iššūkių. Tai manau, viskas praėjo gerai ir patenkinti, ir man atrodo, ir tėvai, ir vaikai. Ką norėtumėt palinkėti ateičiai? Palinkėti noriu šitiem vaikam neprapulti iš futbolo, nes toks kelias yra nelengvas futbolininkui. Tai manau, po truputį, per turnyrus, per varžybas, jie eis savo to keliu ir tikėsimės, kad iš šitų vartininkų kažkas gins Lietuvos rinktinės vartus. Tarp kitko, keletą vaikinų, kurie dalyvavo mūsų turnyre anksčiau, dabar yra Lietuvos jaunučių rinktinės vartininkai. Dėkui ir sėkmės.